Šiandieną kuriu naują video, kuris yra apie šarvus, tai šarvų spalvos. Taigi, jeigu jums šis video patiks, nepamirškit paspausti like, prenumeruoti mano kanalą ir komentuoti. Taigi, aš parodysiu, kaip šiandieną pasidaryti spalvotus šarvus. Nes jeigu jūs, pavyzdžiui, jums nepatinka ta ir ta spalva, tai paprastai galima ir kitokių spalvų parengti. Tiesiog einame į šį video. Taigi, pradėkime. Einu į savo namelį, štai toks namelis. Taigi, kaip matot, štai toks namelis. Taigi, aš parodysiu viską. Aš šį vietą. Matot, štai toks. Taigi, matot, visokių spalvų. Čia yra šarvų. Štai tokių. Taigi, aš parodysiu, kaip juos pasidaryti. Taigi, jums reikės štai šito, tos kriauklės spalvos spindi vandens. Palaukit, dar paimsiu šarvų. Štai ir šarvų. Taigi, pradedam pirmą etapą. Taigi, padedat štai šitą kriauklę čionai. Turi būti tuščia. Po to įpilat vandens ir tą kriauklę ir paimat spalvatą ir padedat šitą. Matot, vanduo pasidarė rožinis. Po to paimat šarvus ir dėdat. Matot, jau pasidarė rožiniai. Ir štai padaryti štai tokie šarvai. Galim juos susidėti. Aš jau užsidėjus tokius. Kaip matot, štai ir viskas. Galima ir kitokius spalvų. Nebūtina ir tokių spalvų. Taigi, jeigu jums šis video patiko, nepamirškit prenumeruoti, kaip sakiau, ir laukit mano kitų video. Manau, kad per kitą video darysiu kokią statybą namo. Tai va, nepamirškit ir jūs tokius šarvus pasidaryti. Iki.